visuomeninių organizacijų įtakos kaita per pastaruosius 35 metus. Rėmusios, aišku, ir mūsų draugijos istorija, bet pabandysiu pažvelgti ir šiek tiek plačiau. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo dar seniau negu prieš 35 metus. Mes neveltui toj konferencijoje, kur minėjo gerbiamas Kęstutis Vilkauskas, priėmėm rezoliuciją. Ir vienas iš svarbiausių punktų buvo, kad Lietuvos valstybė turėtų įvertinti etnokultūrinio sąjūdžio vaidmenį siekiant Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, nes tai buvo tikrai nemažiau svarbu negu, pavyzdžiui, knygnešystės judėjimas. Apie jį turi žinoti visi mokiniai mokyklose mokytis ir deramai būtų įvertinta, kad būtų įvertinta. Tai visų pirma, tas etnokultūrinis sąjūdis, kuris buvo sudarytas iš labai įvairių judėjimų, tai ir žygeivių, kraštotyrininkų, ramuviečių, folkloro ansamblių, klubų. Ryškiausiai jis iškilo 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje ir labai pasklido per visą Lietuvą. O tai ir atvedė į persitvarkymo sąjūdį ir dainuojančią revoliuciją. Aš manau, kad Gintaras Songailas savo pranešime ir plačiau apie tai galbūt pakalbės. Na, reikia būtinai paminėti festivalį Skamba Barkankliai. Jisai šventė ne taip seniai savo jubiliejų, atsirado 1973, bet tik tai nuo 79-ųjų jau persverė tos stilizuotus visokius kolektyvus, būtent etnokultūriniai, visi folkloriniai ansambliai. Įkurtas buvo etninės kultūros skyrius mokslinėme metodinėme kultūros centre, dabar Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Neatsekiau, kada tiksliai, man atrodo, gal tai 1987 ar panašiai, nes prieš tai nebuvo. Ir atsirado tarptautinis Baltika festivalis 1987, jau prasidėjo ta bendrystė tarp Baltijos šalių. Iš kur, tarp kitko, Estų liaudies frontas, nuo ko ir visas sąjūdis, žodžiu, parėjo per visas 3 šalis. Kas vyko Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse? Tai iš tikrųjų, va tada išaugo idėja sukurti lietuvių etninės kultūros draugiją, nes prieš tai buvo 2 tokios gal svarbesnės, didesnės organizacijos, tai buvo Lietuvos kraštotyrininkų draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, gal ir kitaip liaudies meno gal vadinosi. Bet va tokia, kad visus apjungtų draugija, tokios tarsi norėjusi dar vienos. Ir realiai tas sumanymas kilo labai mažam ratelyje 1988 metais Šiauliuose. Rimanto Braziulio bute susirinko pats Braziulis, Evaldas Vyčinas, Daiva Račiūnaitė, Algirdas Vidinskas, Laima Braknytė ir Aldona Kavaliauskienė, ir jie nutarė, kad tokią draugiją reikia įkurti. Tada Vilniuje jau prasidėjo pokalbiai ir čia jau prisidėjo Rūta Vilčiūnienė, Jonas Trinkūnas, Vytautas Musteikis, Valdas Rutkūnas. Galiausiai 1989 m. vasario mėnesį Čiurlionio menų mokykloje susikūrė dar didesnė grupė, prisidėjo Norbertas Vėlius, Aldona Rakevičienė, Zita Kelvinskaitė, Laima Burlietė, Rimantas Lužinskas, Kazimieras Kalibatas, Juozas Mikutavičius ir kiti. Ir nors gal buvo jau ten, ne. Žodžiu, pats suvažiavimas teigiamasis įvyko 1989 balandžio 15 dieną Vilniaus universitete. Tai buvo, galima sakyti, kažkas panašaus kaip į sąjūdžio suvažiavimą, nes tai buvo etnokultūrinio judėjimo suvažiavimas. Na ir iš karto buvo tais pačiais metais surengtos ekspedicija Punsko ir Seinų krašte, kur buvo apjungtos įvairios jėgos. Įsivaizduokit, visuomeninė organizacija įtraukė ir mokslo įstaigas, aukštąsias mokyklas. Ta kompleksinė ekspedicija, man tai buvo pirmas užsienis, tiesą sakant, išvažiavimas į ten. Na ir tais pačiais metais buvo paskelbta Meilės Lukšienės sukurta tautinės mokyklos koncepcija.
Lietuvos muzikos, tada vadinosi Lietuvos valstybinė tautų draugystės ordino konservatorija, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija, buvo įkurta etnomuzikologijos katedra. Tais pačiais metais buvo atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas, kuris jau ėmė ruošti etninės kultūros žinovus, o jau kaip atskira etnologijos katedra įsteigta šiek tiek vėliau, 1993-aisiais. Kai buvo jau paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, mūsų draugija labai aktyviai dalyvavo 1990 metais rengiant pirmąjį Lietuvos kultūros kongresą. Čia gerbiamas Krescencijus Stoškus yra, kuris dabar vadovauja keletą vėliavą Lietuvos kultūros kongreso ir puikiai turbūt pamena, kad etninės kultūros sekcija buvo labai stipri. Taip pat buvo tais pačiais metais įkurtas etninės kultūros skyrius tuometinėje kultūros ir švietimo ministerijoje. Gaila, jisai buvo panaikintas 74-ais. Dar tiesa, visokiais kitokiais pavadinimais kažkas tai buvo, kur šiek tiek ta etnokultūra figuravo, bet iš esmės tas skyrius neteko savo galių. Na ir kas labai svarbu, mūsų draugijos narių iniciatyva buvo įsteigti etninės kultūros centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Rokiškyje, Pakruojyje, Kelmėje, Mažeikiuose, Kupiškyje ir kitur. Dabar mes turime gal per visą Lietuvą išlikusius 3 Vilnius, Kaunas, Klaipėda, dar yra Dovilus, tokių nelabai žinau. Tiesa, atsirado tradicinio amatų centrai, kas irgi gerai. Na ir praplėstas tas etninės kultūros skyrius Lietuvos liaudies kultūros centre. Vėl buvo rengiamos kompleksinės ekspedicijos į Lietuvninkų kraštą, Klaipėdos ir Šilutės rajonuose. Mažoji Lietuva, apie kurią tylėjo per visą sovietmetį, nes tai buvo genocidas įvykdytas. Tai per tą ekspediciją buvo daug kas surasta ir išleista net leidiniai po to. 91-ais Pelesos krašte Baltarusijoje didžiulė kompleksinė ekspedicija. Na ir prisidėjo draugija rengiant 7 pasaulio lietuvių mokslo kūrybos simpoziumą 1991. Tais pačiais metais Lietuva įstojo į CIOFą, tai yra International Council of Organization of Folklore Festivals and Folk Art. Tai yra svarbiausia tokia organizacija, kur nemokamai galima dalyvauti kolektyvams. 92 metais įsikūrė CIOFO Lietuvos nacionalinė sekcija. Mes dar čia tarsimės, ką čia daryti, kad visgi tai būtų gyva ir toliau tęstųsi, nes jisai galbūt per mūsų draugiją galėtų toliau gyvuoti. Toliau, 1991 buvo įkurtas Klaipėdos universitetas ir ten įsteigta baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, kurios tai dabar nebėra. 1991 metais priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Nežinau, ar jau iš karto, bet jame iki šiol yra įvardytas švietimo tikslas perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautiniai savimoniai formuotis, garantuoti tautos krašto ir kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą. 1992 metais buvo pristatyta Lietuvos švietimo koncepcija, perėmusi kai ką iš Meilės Lukšienės, deja Seimas jos tada nepatvirtino. Na ir iš tikro jau netrukus atsirado labai rimti etninės kultūros nuosmukio pirmieji ženklai ir buvo siekta užtikrinti tą valstybinę globą teisės aktais ar kitais tokiais dalykais. Tai pirmiausia, tai buvo įvardyta, kad kažkas ne taip 1996 metais draugijos surengtoje konferencijoje Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje. Pakilimas ar nuosmukis? Ir medžiaga vėliau buvo paskelbta tos konferencijos. Na, dirbom 3 metus nuo 1996 iki 1999, kol draugijos iniciatyva parengėme etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. Pradėjom su Norbertu Vėlium, po jo mirties 96 man teko perėmti visą vadovavimą. Ir įstatymas, kažkoks stebuklas, beveik vienbalsiai, ten keli buvo susilaikę, buvo priimtas 1999 metais.
Draugijos iniciatyva 2000 metais Seimas patvirtino etninės kultūros globos tarybą, kuri iki šiol gyvuoja ir yra demokratiškiausiai sudaroma Seimui atskaitinga institucija, nes tai yra įstatyme įvardytos institucijos, organizacijos, kurios deleguoja atstovus ir jos pačios tie nariai patvirtinti Seimo išsirenka pirmininką. Ir tada Seimas jau pateikiama, kad tvirtintų. Draugija surengė 2000 metais su įvairių politinių partijų atstovais pokalbį etninė kultūra, tautinė savimonė ir Europos Sąjunga. Nes 2004 įstojo. Na ir įdomu, kad sekiau, kada atsirado nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlyje, kur tie pagrindai vardinti nacionalinio saugumo nuostata skyriuje tautinė kultūra, nes prieš tai buvo kalbama tik apie tautinės mažumas tame skyriuje. Tai atsirado tokia, jaučiu, kad čia mūsų vienas iš narių yra, buvęs Seimo narys, neatvažiavo iš Klaipėdos. Valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą, saugodama Lietuvos teritorijos vientisumą, kalbą, etninę kultūrą, kultūros savitumą ir papročius, kultūros paveldą ir tradicinę šeimą. 2010 metais draugija tapo viena iš Lietuvos kaimo išlikimo tarybos steigėjų, kurios pirmininkas buvo Romualdas Ozolas, aš buvau netgi išrinkta jo pavaduotoja. Bet dėja, aš dabar susiekiau, kad registrų centras išbraukė šitą tarybą 2022 metais. Panaikino. Toliau buvo dideli visgi reikalai, čia ypač Jono Vaiškūno iniciatyva, rengiant Lietuvos tautinės kultūros forumus. Tai 2004 metais buvo pirmasis surengtas, kur buvo priimti 8 nutarimai. Dėl tautinių reikalų pirmenybiškumo, dėl lietuvių kalbos, dėl nacionalinio radijo ir televizijos bei kitos žiniasklaidos vaidmens, dėl tautinės savasties ugdymo, dėl Lietuvos etnografinių regionų, dėl tikslinio lėšų skyrimo tautinės kultūros plėtrai, dėl etninės kultūros globos tarybos, kuri neturėjo savo patalpų ir finansavimo ilgą laiką deramo, dėl 13 pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo, o antrajame forume 2005 mes jį visą paskyrėm etnokultūrinio ugdymo problemams. Dabar jeigu kalbant apie etnokultūrinio ugdymo būklės raidą, tai pirmiausia, kai buvo atgauta Lietuvos nepriklausomybė, žmonės iš to gausaus etnokultūrinio sąjūdžio atėjo į mokyklas. Nors jų specialybė buvo statybininkas, fizikas ar panašiai, jie tapo mokytojais ir labai dažnai tai buvo atskiras etninės kultūros dalykas, ne tik tai būreliai. Tačiau vėliau, kai buvo priimta liberalios pakraipos mokyklos koncepcija, 1998-99 buvo atlikta mokytojų vadovų apklausa, kuri parodė, kad labai mažėja dėmesys mokinių tautinės savimonės formavimui, etninės kultūros pagrindų dėstymui ir visų pirma nebelieka valandų neformaliajam etninės kultūros ugdymui, būreliai turi būti už dyką. Mokytojas, jeigu norite, būtų daro. 2009 metais, tiesa ne visur, bet daug. 2009 metais draugijos iniciatyva Švietimo ir mokslo ministerija sudarė darbo grupę etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijai parengti. Buvo žalia šviesa privaloma etninės kultūros dalykui visose nuo 1 klasės iki paskutinės. Bandžiau netgi aiškinti, kad gal darom laipsniškai. Bet paskui grupė buvo nušalinta ir 2009, kai buvo patvirtinta šitą strategiją, liko tik tai pasirenkamo dalyko pagrindinėme ir ugdyme ir vidurinėme kaip modulio galimybę parengti. To remiantis mes vėliau ir parengėme. 2011 metais kartu su ugdymo plėtotės centru. Vienas tai buvo etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Mokytojo knyga. Dar iki šiol yra mūsų tinklapyje etninės kultūros globos tarybos ir kai kas galbūt naudojasi, nes iki mokykliniam ir prieš mokykliniam daugiau nieko ir nėra.
pradinėm jau atsirado. Toliau buvo parengtos dvi bendrosios programos - pagrindinio ugdymo etinės kultūros programa ir vidurinio ugdymo etinės kultūros programa, kurias patvirtino ministerija pirmą kartą 2012. Man teko vadovauti dar kartu su Gabriele Kirdiene. 2014 metais mes draugijoje matėme, kad labai išaugo būtent narių skaičius, kuriems labai rūpi etinės kultūros ugdymo reikalai. Ir iškart po mūsų draugijos suvažiavimo buvo surengtas Lietuvos etinės kultūros ugdytojų sąjungos steigiamasis suvažiavimas, kurios pirmininkė sėdi čia ir jos bus pranešimas antroje dalyje. Na ir bendromis jėgomis draugija, paskui ugdytojų sąjunga, etinės kultūros globos taryba pasiekėme, kad nuo 2018 metų Lietuvoje yra rengiama Lietuvos moksleivių etinės kultūros olimpiada, kurios laimėtojai vyresnių klasių gauna balus stojant į bet kurią specialybę. Visai neseniai labai daug dirbome, parengėme etinės kultūros bendrąją programą nuo 1 iki 12 klasės, čia su Nacionalinė švietimo agentūra. Ir patvirtinta šita programa 2022 metais, negana to, tai yra tarpdalykinė tema, per visus dalykus etinė kultūra irgi. Šiemet labai didelis buvo darbas, buvo parengtos rekomendacijos dėl etinės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo atskirai pradinio ugdymo, beveik 40 puslapių su pavyzdžiais, ir pagrindinio 180 beveik puslapių su pavyzdžiais. Man teko vadovauti dar ne vidurinio, bet ten manimo tai reikėtų patobulinti. Įtrauktas etinės kultūros dalykas 22 metais į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų dalykų klasifikatorių. Bet kas vyksta? Mes palyginom, kaip etinės kultūra kaip atskiras dalykas buvo mokyklose. Tai pavyzdžiui, 1995, kai jau buvo konstatuojama, kad jau vyksta kažkoks nuosmukis, 28% Lietuvos mokyklų turėjo šį dalyką. Beveik trečdalis. 1999 metais 22%. Dabar mes pradėjome labai nuosekliai apklausas daryti 2022 metais tik 1,7%. Dabar šiek tiek ūgtelėjo 2023 metais 2,5%. Kai sudėjom kartu etnotarybos ir švietimo ministerijos apklausų duomenys. Etinės kultūros specialistų rengimo būklė. Čia yra daug bėdų. Prasidėjo tos bėdos nuo 2011 metais, kai prasidėjo tos visos švietimo ir mokslo reformos. Atsirado studentų krepšeliai. Ir tai labai neparanku buvo ypač etnokultūriniam specialybėm. Jos neturi paklausos, neuždirbsi daug pinigų, gavęs tokią kvalifikaciją. Na ir pats didžiausias buvo Damoklo jau tas nusileidęs kardas, tai 2016 metais, kai švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują studijų klasifikatorių ir jame nebeliko etnologijos ir folkloristikos studijų krypties. Niekaip negalim sugrąžinti. Sako, jums pakanka kultūros studijų krypties. Nepakanka, nes rezultatai rodo, kad nebeliko. Jau čia išvakarėse beveik nebeliko Klaipėdos universitete kalbotyros ir etnologijos bakalauro studijų. Ten magistratūra dar šiek tiek ilgiau laikėsi. Vytauto Didžiojo universitete nebeliko etnologijos studijų nuo 2017. Ten dabar skandinavistika, germanistika, dar visokie kitokie dalykai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vietoj atskiros muzikinio folkloro programos liko tik specializacija. Ir tai, pavyzdžiui, dabar jau yra paslėpta magistratūroje kultūros meno teorija ir komunikacija. Po šituo paslėpta. Pavadinimas toks. Vilniaus universitete yra kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa, yra tų baigusio olimpiados laimėtojų ten studijuoja, bet ten yra daugiau apie tautinės mažumas Lietuvoje, bet ne apie lietuvių tautą.
taip pat Vilniaus universitete Azijos studijos. Dar išlikę yra etnologijos doktorantūros 2 jungtinės, tai VTU ir Klaipėdos universiteto su Lietuvos istorijos institutu ir Vilniaus universiteto su Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Oi, čia klaida. 2024 metais šiemet šviežiai yra parengta su Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija nacionalinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa etnokultūra pagrindinėme ugdyme. Tai aš kaip tik buvau viena iš tų pagrindinių vadovų. 270 valandų galima įgyti specializaciją etninės kultūros mokytojo, bet laukiam, kol ministerija patvirtins. Nes jau 3 kartais dabar žadėjo jau, kad viskas jau bus gerai. Kita tokia kryptis – siekia įstiprinti tradicinių amatų būklę. Draugija pradėjo šitą kryptį labai ryškiai jau nuo 2000 maždaug metų, bet 2005 metais pateikėme Seimo kaimo reikalų komitetui Lietuvos Respublikos įstatymo dėl tautinio paveldo produktų išsaugojimo ir gamybos skatinimo koncepciją. Tais pačiais metais antroji pusėje mums pavyko gauti Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos užsakymą ir atlikti didžiulį tyrimą tradicinių amatų ir verslų paplitimo bei jų skatinimui būtinų priemonių sistemos nustatymas. Mes kartu bendradarbiavom draugije su Lietuvos tautodailininkų sąjunga, kulinarijos paveldo fondu, Rumšiškių muziejaus Laro akademija, Kalesinskų aukštesnė liaudies amatų mokykla, Lietuvos istorijos instituto etnologijos skyriumi. Ir remiantis va šituo tyrimu, 2006 metais buvo sudaryta darbo grupė, buvo parengtas tautinio paveldo produktų įstatymas, kuris patvirtintas 2007 metais ir remiantis tyrimu ir klasifikatorius sukurtas ir daugiau tyrimų. Toliau kita kryptis – etninės kultūros sklaidos didinimo siekiai. Visų pirma, dar atsimenu, 2006 metais draugija su kitom nevyriausybinėmis organizacijom ir su Lietuvai pagražinti draugija, su Vidūno draugija, Lietuvos Ramūnų sąjunga ir kitai Lietuvos kultūros kongresų inicijavom Seime konferenciją skirtą visuomeninės LRT funkcijų ir perspektyvų aptarimui. 2010 metais mes visgi nutarėm, kad reikia savo kažkokio portalo. Niekaip nepatenka su savo problemomis į viešumą. Tai čia Jono Vaiškūno ir visų kitų ir Gintaras Songaila ir kiti dalyvavo. Mes nutarėme kurti internetinį portalą Alkas LT. Ir čia dabar visą krūvį veža Jonas Vaiškūnas. Daug visokių projektų perį dar, Lietuvos kūrėjai, Saulės arkliukai. Nuo 2016 perėmė VŠI Tėviškės Alkas, kurie irgi mūsų draugijos nariai yra. Dar nuo 2015 metų Virginijus Kašinskas nutarė, reikia kurti svetainę, kur būtų sklaida visokių surinktų duomenų nufilmuotos medžiagos, pavadindamas tautosakos vartai, informacijos apie etninę kultūrą ir tautodailę kaupimas ir sklaida. Na, paramos jau dabar jau kažkaip nelabai gaunam, kažkurį laiką gaunam. Dabar labai svarbus dalykai – etninės kultūros strateginė plėtra. Matydami, kad visgi kliba tie visi etninės kultūros plėtros reikalai, mes bandėm įvertinti, ištirti, kokia yra situacija. 2016-2017 metais buvo įgyvendintas draugijos projektas etninės kultūros vertybinių nuostatų tyrimai valstybės politikai. Ten atsimenu, vieną dalį rašė Vytautas Sinica apie tas teisinius pagrindus įvairius, taip pat apie etnokultūrinį ugdymą buvo net 2 dalis. Apklausos vyko ir nuomonės visų apibendrintos ir panašiai. Buvo visą tai kabo Lietuvos kultūros tarybos tinklapyje, iš kurios buvo gautas finansavimas. 2019 metais draugija kartu su vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupe ir etninės kultūros globos taryba čia, būtent šitoj salėje, surengė konferenciją etninės kultūros vaidmuo, formuojant Lietuvos įvaizdį, iššūkiai ir galimybės. Buvo priimtos rezoliucijos labai svarbios. Bet nepaisant visko, 2020 metais
kada buvo priimamas strateginio valstybės valdymo įstatymus ir buvo išbraukta galimybė turėti horizontalaus pobūdžio programas, kurios apjungia įvairių ministerijų laukus. Galima buvo tik tai po vieną ministeriją turėti kažkokią didelę programą. O kadangi etninės kultūros plėtros valstybinė programa apėmė įvairias ministerijas, jinai buvo išbraukta iš etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo. Mums buvo sakoma, kad nesijaudinkite, kultūros ministerija perims ir įdės į bendrąją kultūros programą. Nieko neperėmė, nieko neįdėjo. Buvo parengta tik tai kultūros, kaip tik tada dar buvo Kvietkauskas, man atrodo, ministras, kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024 metais veiksmų planas, kuriame mūsų irgi iniciatyva atsirado kai kurios etninės kultūros priemonės, bet jos nepagrįstos finansiniais visokiais įsipareigojimais. Na ir dabar, kur visai šviežiai šiemet vasarą buvo priimtas kultūros politikos pagrindų įstatymas, aš džiaugiuosi labai jo preambulę, kur yra kalbama ir apie etnokultūrą, bet va tas įgyvendinimas priemonės yra uždaviniai. Tarp uždavinių vienas uždavinys puoselėti etnografinių regionų savitumą. Ir tas horizontalumo principas mums teikia daug vilčių. Ir dar ten yra vienas principas savitumo. Tai va čia mes irgi tarsi kažkiek patenkame. Dabar, kaip minėjau, su kultūros ministerija yra sudėtinga kartais bendrauti, kai nežinai su kuo bendrauti, kai nėra etninės kultūros skyriaus. Ir netgi tas specialistas, tarsi Irena Kezienė, bet jinai kažkur kitur, tarsi jai net funkcijose nelabai yra, nežinai su kuo bendrauti. Ir kas labai svarbu, čia jau Antanas Gudelis galėtų pasakyti, kaip mes ilgai siekėme tautos namų, kad jie būtų ant Basanavičiaus dar išsvajota ta idėja ant Tauro kalno pastatyta. Dabar jūs visi girdite, kad tai yra statoma nacionalinė koncertų salė. Tai manau, kad viena iš mūsų šios dienos rezoliucijų turėtų būti apie tai. Na ir dabar apie finansavimą. Tai va, buvo etninės kultūros fondas, etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme numatytas. Vyriausybė turėjo jį įsteigti. Išbrauktas 2006 metais. Kaip minėjau, išbraukta valstybinė etninės kultūros programa. Ir nors jinai, pradžioje mes tikėjomės, kad tai bus tikslinės kažkokios lėšos, buvo visgi iš bendrųjų asignavimų. Bet kadangi jis traukė ministerijos, jos skyrė tam tikrų lėšų, na ir štai aš turiu čia duomenys, iš 2006 metų buvo skirta 4 milijonai litų, 2007 5 milijonai, plus ta programa vadovavosi savivaldybės, kurios irgi labai skyrė daug palyginus lėšų. Dabar nebeliko nuo 2013 metų, kai buvo įkurta Lietuvos kultūros taryba, kultūros ministerijoje programų, kurios remdavo projektus etnokultūrinius. Tai buvo programa etninė kultūra, regionų kultūra, nevyriausybinio organizacijų rėmimo programa, vaikų jaunimo programa. Visą tai tarsi turėjo persimesti Lietuvos kultūros taryba, bet realiai dabar mes turime tikslinę tik tai vieną programą etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo, kur gali dalyvauti tik tai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų pareiškėjai 350 000. O regioninis modelis, kuo toliau, nors ir sakoma, kad mes ten gauname labai daug, realiai yra painiojama su tautašokiais ir sustilizuota kultūra, neautentiška etninė kultūra. Ir žodžiu, ten kuo toliau, tuo mažiau matosi perspektyvų, kad galima gauti etniniai kultūrai. Na, o savivaldybių projektai labai netolygiai. Aš suprantu, kad jeigu galima, aš norėčiau dar būtinai užbaigti. Kadangi eina kalba apie nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, kas dabar yra? Visgi mes pasiekėm nemažai. Etninės kultūros globos taryboje įstatyme yra įrašyti būtent konkrečių organizacijų atstovai, kad turi būti. Tai iš Lietuvių etninės kultūros draugijos, iš Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos,
iš Lietuvos katalikų akademijos, iš Lietuvos kraštotyros draugijos, iš Lietuvos Ramuvų sąjungos, iš Lietuvos tautodalininkų sąjungos, taip pat dar papildomai yra atstovai iš regioninių etninės kultūros tarybų, kuriuose irgi yra ten po 30 daugiau narių, tarp jų yra irgi nevyriausybinių organizacijų atstovai. Mes pasiekėme, kad Jono Basanavičiaus premija taptų nacionalinė ir labai jos komisija sudaryta atsakingai, aiški struktūra. Etninės kultūros globos taryba demokratiškų būdų atrenka, buvo šiemet, pavyzdžiui, konkursas didelis į vieną vietą, bet turim tokias kvotas. 3 atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, po 2 iš kultūros įstaigų ir mokslo ir studijų institucijų. Dar 2 duoda kultūros ministras iš Basanavičiaus premijos. Ir paskutinio, ko gero, skaidrė. Etninės kultūros nevyriausybinių organizacijų problemos. 2023 metais Etninės kultūros globos taryba sudarė etninės kultūros srityje veikiančių NVO, tai konkrečiai asociacijų ir visuomenės įsteigtų viešųjų įstaigų, kaip pavyzdžiui, Alkas ir panašiai, sąrašą. Kai mes viską pradėjom tikslinti, pamatėm, kad daug kas neteko, buvo išbrauktas registrų centro. Neteikė ten kažkokiu ataskaitu, ar tai mokesčių inspekcija, ar dar kažkam. Dabar, tarp kitko, jeigu nespės, kas neturi pasižymėję, kad tai turi statusą NVO, iki naujųjų metų įeiti į JAR sistemą registrų centro ir uždėti varnelę su elektroniniu parašu, tai nuo naujų metų negaus 1,2 paramos. Ir tai yra tik tai mokesčių inspekcijos įsakymas, kurio nelabai žino visi. Tai dabar mes tik tai turim maždaug 57 NVO organizacijas, kas yra tikrai dar palyginus daug, manau. Nežinau, kaip visam kultūros lauke, nes žinau Stratą tyrimą, tai ten yra iš viso kažkur apie 12% kultūros organizacijos tarp visų, 13. Tai tarp jų, aš manau, mūsų organizacijos turėtų pusę gal sudaryti. Dabar, kai mes bandom įsiaiškinti esamą būklę, ir aš tikiuosi iki metų pabaigos jau atliks tyrimą Erika Ribašauskienė, tai va kokios pagrindinės problemos. Nėra galimybės turėti darbuotojų dėl lėšų stygiaus. Negalim mokesčiai didelę narystės. Labai išaugo biurokratinė našta teikiant įvairias ataskaitas mokesčių inspekcijai, registrų centrui, statistikos departamentui, net bankui reikėdavo apie veiklą, ne apie finansus, neskaitant ataskaitų apie projektus. Dabar yra didžiausia problema, kad tos etnokultūrinės organizacijos susikūrė iš idėjos, o dabar mes traktuojamos kaip paslaugų teikėjai, panašiai kaip UAB-ai, naudos gavėjai. Tie, kurie aukoja savo laiką, jie vadinasi yra naudos gavėjai. Nėra patalpų veikloms vykdyti, o jeigu norim nuomotis, tai yra labai brangu. Galų gale, ką mes ten pasodinsim, jeigu pagrindinės pajamos yra gaunamos iš projektų, o tai mes konkuruojam kartu su biudžetinėmis įstaigomis visomis. Nėra atskirų. Taip pat reičiau paprašyti, galbūt matau gerbiamą Crescencijų Stoškų, kuris, tarp kitko, irgi kaip kultūros kongreso vadovas, jisai mato įvairias problemas ir buvo mūsų etninės kultūros globos tarybos pirmininkas kažkurį tai laiką, gal turi kažkokiu tai dar pastebėjimu. Kas čia keitėsi su ta situacija mūsų lauke? Galima nunešti mikrofoną. Pirmiausia, galbūt pasveikinti, kurie čia susirinko šiandien. Maniau, kad bus dvigubai daugiau. Bet buvau nuraminti, kad kiti klauso Lietuvoje, visoje Lietuvoje, tai čia galime labai iliuzijų prisikurti. Tikiuosi, kad vis dėlto ir šitas susirinkimas nebus grynai forma tokia, perskaita, didelė ataskaita, ačiū už ją, pagalų didelė. Bet gal tokios ir nereikėjo, galvoju. Vis tiek visų aprėpti, kur skleidžiasi kultūra, net jeigu prisekta prie jos etninė, yra neįsėpimi avodai. Bet
Gal žinoma, kai susitinka žmonės labai retai, kai jie retai pasimato, ypač šiais laikais, tai galimas daiktas, kad ką reikėjo dar ir ilgesnę ataskaitą daryti, kadangi kiekvienas galimas, kai to nepaminėjo, to nepaminėjo, tada aš sako, aš pateiksiu turės negu dar vieną sąrašą. Tai iš tikrųjų tai rodo, kad kultūra yra nepriepiama. Pameskim tas iliuzijas, kad kultūros visas rytis įskaičiuot galime, nors čia tokių projektuotojų atsirado. Išleist knygą visi metame apie kultūros nuopelnus. Man atrodytų, kad kultūros politikoje dabar reikėtų laikytis kitokios strategijos. Aš esu tą kalbėjęs jau ne kartą, bet negaliu iškęsti ir dabar, kad iškelt tuos dalykus į pirmą planą, paversti prioritetais, kurie yra pridegę prie pirštų. Daugybė dalykų yra, kuriuos galime rytoj, po kitų metų dar, o kitų iš viso gal nereikia mums inventorizuoti, susiformuoti savaime. Kultūras yra savaiminis procesas, neišbaiškime. Jos racionaliai suformuoti galime neišugdyti, tai man. Juk kuriasi. Na tai kaip organizmai kuriasi, kaip, sakysime, visos gyvybės formos. Tai šiais metais Markos labai įdomus debatai prasidėjo dėl tos praeities išaiškinimo, kuris vadinasi sovietinė epocha. Ir aš čia dabar jau norėčiau kalbėti ilgą kalbą, ne vieta, tai aš tik tai primenu, kad trumpas atsakymas turėtų būti. Jeigu nebūtų kuriančių žmonių sovietmečių, nebūtų buvę nepriklausomybės ir mūsų čia šiandien nebūtų buvę. Taigi atvežė tie žmonės, kurie gyveno ten ir dauguma mano šiek esančių irgi yra iš to laiko žmonės. Tai tą dalyką įsiaiškinti, ypač labai svarbu architektūrai. Čia aš negirdėjau, tai irgi yra kultūros reiškinys ir etninė sfera irgi jos turėtų. Čia ypač dideli nuostoliai. Bet dabar atsirado labai smalsių žmonių, kur jau studentės, magistrantės jau šitokias problemas pradėjo nagrinėti, aplenkdami nedaugelį profesionalų. Tai ačiū, kad pakvietėte. Dėkoju Crescencijui, nes iš tikrųjų jisai buvo vienas iš etninės kultūros valstybinės kalbos pagrindų įstatymo rengėjų. Ten buvo ir dar daugiau šviesių žmonių. Marcelijus Martinaitis, va čia buvo iš ten Angelė Višniauskaitė ir Vaclovas Mylius ir kiti. Aš tiesa čia, kur buvo prieš tai tos nuotraukos, tikrai nesurinkom ko gero visų, čia tik tai dalis. Jų žymiai daugiau, gal reikėtų atskirai kažkur kažką tokio paskelbti. Dabar aš dar pakeliui prisiminiau vieną labai rimtą problemą dėl mokslo ir studijų. Iš tikrųjų yra lituanistikos prioritetas įvardytas mokslo ir studijų įstatyme, bet jis niekaip nėra aiškiai apibrėžtas, nėra ta sąvoka apibrėžta, kas yra lituanistika, nes aš pastebėjau, kad net mokslo taryba finansuoja, pavyzdžiui, per lituanistikos tą programą, tarkim, mašinų gamybą Lietuvoje. Lietuvoje. Bet reikėtų visgi žiūrėti tą tokio į etnologiją ir visą kitą. Ir tas prioritetas, jisai niekaip neįvardytas, kaip jis pasireiškia. Ten tik pasakyta, kad teikiama kažkas tai prioritetas toms mokslo ir studijų institucijoms, kurios vykdo lituanistikos reiškia kažkokias veiklas. Bet kaip tas, ar gauna papildomas dotacijas? Nes, pavyzdžiui, aš matau vienintelę galimybę, kad vėl atsirastų etnologijos ir folkloristikos programa veiksminga ir stotų studentai, kad lygiai taip pat, kaip mokytojams yra skiriamos stipendijos, kviečiant studijuoti ir kaip dotacijas turėtų būti įskirta. Nes kada suplaka apskritai su šiuolaikinės kultūros studijom, mes prarandam tą prioritetą, dėl to mums išgryninimo ir reikia, kodėl turi atskira būti etnologijos ir folkloristikos studijų programa, kur akivaizdu, kad jinai lituanistinė. Tai va tokios sakios. Ačiū, Dalė, tikrai labai daug idėjų ir labai gerai, kad jūs paskelbėte, pasakėte, daug ką atspindėjote.
Bet aišku, čia laukai labai didžiuliai. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes jau periname prie nebe, kaip čia pasakyti, mums nereikia vienas kito agituoti, mes periname prie konkrečių darbų, prie konkrečių uždavinių ir finansavimo ypatingai, nes labai gražiai kalbama, labai gražiai supakuojama, o finansavimo nėra ir tada viskas sustoja. Tai labai ačiū, Dalia. Ačiū už dėmesį.